Ar dažnai savo užduodate klausimus, kada jaučiatės laimingas? O ar paklausėte savęs, kada jaučiate labiausiai prasminę savo gyvenimą? Šiandien Pozityvus dienoraštis šios klausimus užduoda projekto ambasadoriai Ievai Krivickaitei. Ieva visiems pažįstama dar nuo paauglystės, kai pradėjo daryti gerus darbus ir padėti sunkiai sergantiems vaikams. Gerumo misijas Ieva vykdo iki šiol su įkurtu fondu Ne apie mane, vesdama karate treniruotes, savanoriaudama ligoninėse ir tiesiog būdama su tais, kuriems reikia palaikymo ir draugo šalia. Ieva sako, kad ji norą būti su vaikais ir jiems padėti jaučia tiesiog iš vidaus. Aš turbūt negalėčiau sakyti, kad aš supratau, kad noriu su jais dirbti ar padėti tiems vaikams, nes tai gavosi labai natūraliai ir savaime ir tai niekada nebuvo mano kažkokia svajonė ar didžiulis tikslas, link kurio aš ėjau. Šiandien tai yra mano gyvenimas, kuris taip susidėliojo ir toliau sėkmingai dėliojasi ir mane džiugina. Ir visada aš į tą gyvenimą einu vedina jausmo ir tas jausmas dažniausiai šalia vaikų yra geras. Tai man tai yra ženklas, kad esu ten, kur turiu būti. Visada stengiuosi atrasti, kas mane galėtų džiuginti. Tai nereiškia, kad aš niekada neguliu ant žemės pavargusi ir nelaiminga ir pikta ir pilna nesėkmių, bet aš labai aiškiai suprantu, kad nieko tokio, kad taip nutinka ir nieko tokio, kad aš noriu daryti savo mėgiamus dalykus atsikėlusi kitą dieną, išbuvusi tas sunkias akimirkas, kurių tikrai pasitaiko mano kasdienybėje. Tai laimingiausia aš gal esu tada, kai aš esu reikalinga, gal kai jaučiuosi reikalinga ir aš manau, kad kiekvienas žmogus ir siekia to jausmo, jaustis mylimas ir reikalingas. Tai turbūt tomis akimirkomis aš ir esu labiausiai laiminga. Tas pozityvas jis toks ganėtinai platus žodis. Turbūt aš pati esu ganėtinai pozityvi iš savęs, bet taip pat ne visada. Tai aš stengiuosi kiek tik įmanoma kiekvieną akimirką nugyventi sąmoningai ir prasmingai, ieškodama ir sekdama to gero širdies jausmo, vedama, darau dalykus ir labai turbūt linkėčiau kiekvienam pažvelgti save ir atsakyti savo, ar tai, kur aš esu, mane džiugina ir ar man gera tame būti ir veikti tai, ką aš veikiu. Aš stengiuosi kiekvieną dieną įprasminti. Kada atsikeliu ryte, mano tikslas yra nuveikti kažką, ką aš atsiminčiau, eidama miegoti ir už ką norėčiau padėkoti gyvenimui, kurį aš turiu nieko už tai mainais neprašant. Man nieko nereikia daryti, kad aš gyvenčiau. Ir jau vien tai yra dovana. Tai kai stengiuosi tai suprasti kiekvieną dieną ir kaip galima dažniau dienos metu. Ir tada ta diena, kažkaip jinai tampa prasminga, nereikia griauti kalnų ir galvoti apie kažkokius sudėtingus dalykus, jeigu tu sugebi kiek įmanoma kasdienybėj sutiktų žmonių priimti savo širdį. Ievos paklausus apie ateities planus atsakymas šiek tiek nustebina. Nes jauni ir veiklų žmonės dažniausiai pažeria daugybę planų, vizijų ir strategijų. Mergina sako nekelianti savo grandiozinių planų, nes gyvenimas nuolat keičiasi, o ir be didelių planų galima džiaugtis kiekvieną dieną. Artimiausias mano planas ir tikslas yra padėti šitiems vaikams išlaikyti aukštesnius diržus. Labai toli į priekį aš stengiuosi gal neplanuoti. Nežinau, ar tai yra teisinga, bet kažkaip mano gyvenimo patirtis mane to išmokė, nes gyvenime yra labai daug dalykų, kurių aš negaliu kontroliuoti ir suvaldyti, pradedant savo pačios liga, cukriniu diabetu, kuris kartais gali labai planuoti ir stengtis, bet ne visada pavyksta. Taip ir mano savanorystės kely, kartais gali labai daug susiplanuoti, bet viskas susidėlioja kažkaip kitaip. Vaikai serga, nepasveiksta arba pasveiksta. Tai mano planai yra kaip įmanoma dabar ir per daug negalvojant labai toli, nes kai manęs paklausia, kuo aš norėjau būti užaugusi, dažnai sulaukiu šito klausimo,
Tai aš atsakau, kad aš dabar nežinau, ko aš noriu būti, nes kiekvieną dieną aš atsikeliu iš naujo ir priimu naujus sprendimus ir to jausmo vedama ir kažkaip džiaugiuosi tuom ir tie planai jie ir yra tokie kasdieniai, kiekvieną akimirką sugebėti būti čia ir dabar, to aš ir mokau vaikus tiek per karatė, tiek ligoniniai.